norėčiau pristatyti. Aš atsiversiu savo. Na, mūsų universitete mes, kaip ir čia visi susirinkę, čia profesorė Kačin pasakė, atstovaujam vis tiek tam tikrą tyriminį lauką, turim savo interesų sritis, laukus tyrimų. Ir aš pristatysiu galbūt ir atstovausiu, advokatausiu, netgi galima irgi kaip pasakysiu, pritartama būtent inkliuzinio ugdymo sritį ir galbūt pabūsiu advokatė neįgaliųjų, specialių poreikių turinčių vaikų ir mokytojų, dirbančių su tais vaikais mokykloje ir visų kitų ugdymo dalyvių. Ir aš norėčiau pristatyti mūsų, galbūt kalbėsiu tarsi besiremdama taip pat mūsų, ne mano vienos tyrimais, bet mūsų komitete dirbančių žmonių tyrimais. Ir tiesiog kalbėdama apie inkliuzinį ugdymą, ką norėčiau pasakyti ir akcentuoti. Apskritai, turbūt mūsų švietimo strategijoje iki 12 metų taip pat buvo labai aiškiai nubrėžta ta kryptis ir buvo siekis mažinti visuomenės išsiskaidymą ir eiti link visuomenės sanglaudos. Ir aišku, ta inkliuzijos idėja pati, ji gali būti ir kaip filosofija. Ir šiaip pasaulyje UNESCO organizuoja atskiras konferencijas, kurios yra skirtos būtent inkliuzijos kaip tam tikros strategijos, ateities strategijos analizai ir kaip mes galime to pasiekti. Nes būtent inkliuzijos strategiją taikydami mes galime siekti pasaulio, priėmimo visų, įgalinimo. Ir tiesiog besiremdama mūsų visų apibendrinamą patirtį tyriminę, bei patirtį darbo Europos specialių ugdymo plėtros agentūroje, nes mūsų žmonės ten įsitraukia tam tikras veiklas. Norėtųsi tiesiog išskirti tam tikras sritis ir tokias gal net praktinės labai, kurios mūsų manymų reikalauja pokyčių tam tikrų kaip įsikišimo. Tai pirmiausiai, inkliuzinio ugdymo kokybė mokykloje ir pedagogų rengimas. Gerbiamas viceministras mūsų tarsi prašė įvardinti, ką mes jau padarę esame ir ko gal dar reikėtų ir ko trūksta. Iš tikrųjų, šioje srityje per 20 metų Lietuvoje nuveikta tikrai daug. Per 20 metų ir pasikeitė vertybės, kurios tikrai spindi mūsų teisiniuose, politiniuose dokumentuose. Ir tas modelis, kuris kuriamas, tikrai orientuoja į inkliuziją ir skatina mus priimti tą kitoniškumą, būti tolerantiškais. Tačiau tyrimai rodo, kad tikrai yra sunkumų praktikoje, yra sunkumų toje ugdymo realybėje. Ir kokios būtų rekomendacijos, kieno tai atsakomybė ir ką reikėtų daryti. Lygtais yra specialistai, yra sukurta tam tikra sistema, kaip galima būtų geriausiai tenkinti kiekvieno individo, kiekvieno besimokančio poreikius. Tačiau tikrai ir mokytojų požiūriai, lyginant per 20 metų požiūris ir priėmimas tų kitokių žmonių tikrai keičiasi, tačiau vis dėlto stokojama tam tikro pakankamo dėmesio finansuojant, tarkim, kandidatų steigimą. Na, buvo čia iš Vilniaus pedagoginio universiteto kolegų toks pasiūlymas padėjėjų, bet mano galva ir mūsų manimo, tikrai padėjėjo etapai neišspręs problemos. Inkliuzija tai nėra tik individualizavimas, tai yra tikrai daug platesnės idėjos. Ir čia svarbus sisteminis požiūris, kurti kaip tik etatus, ne tik padėjėjų, bet apskritai visų pagalbą teikiančių specialistų. Ir pagalba ne tik vaikui, bet ir mokytojai. Ir kitas momentas, kas svarbu, tai stiprinti vadovo atsakomybę, kurią jie turėtų prisimti, nes vėlgi stebima tendencija tam tikra, kad vadovai linkę, šiek tiek apeiti kai kur, tiesiog stiprinti, įpareigoti juos atsiskaityti už lėšas, kurios yra skiriamos specialių poreikių vaikams, nes specialių poreikių vaikų mokykloje yra, jie ateina su didesniais pinigais, tačiau tie pinigai kartais ne visada panaudojami ten, kur reikia. Kitas momentas – pedagogų rengimas. Vis dėlto tas mokytojų rengimas turi būti grindžiamas inkliuzinio ugdymo paradigma ir idėjomis ir tai turėtų vis dėlto matytis per visą studijų programą. Kiekviename dalyke turi būti kalbama apie tą įvairovę, skirtybės, kaip reikėtų tenkinti tuos individualius poreikius.
Ir mūsų galva dar labai svarbu vėl peržiūrėti pedagogų rengimo programas ir ką rodo patirtis ir tyrimai, kad pradinių klasių pedagogai vis dėlto, jie palankiau vertina tam tikras idėjas ir priima ir geba tenkinti tuos individualius poreikius, tačiau didelių problemų kyla viduriniam ugdyme. Ir čia manome, kad yra sąsajos ir su pedagogų rengimu, todėl kad tiesiog pati esu atlikus tyrimą, dariau turinio analizę studijų programų, kiek yra dalykų įtraukiama, tarkim, į tas studijų programas susijusių su skirtybėm, su specialių poreikių vaikais. Rengiant pradinio ugdymo pedagogus, beveik 90% programų yra. Ir tai susiję turbūt su jų geresnė savijauta ir dar geresniais rezultatais. Tuo tarpu dalykinėje sistemoje, dalykininkų, tarkim, patent fizikos, matematikos ar kitų dalykų, ten jau tikrai tik 30% programų yra įtraukta. Todėl mūsų galva svarbu būtų įtraukti galbūt net privalomus modulius. Kitas, čia truputį praleisiu dėl laiko stokos, nes ten jau tikrai pokyčių yra, ką aš ten norėjau parodyti, jau dabar vyksta tam tikri dalykai. Reikėtų daugiau dėmesio skirti ne korekcijai, tarkim, kažkokio elgesio, bet daugiau programų kurti ir padėti mokytojams atrasti būdų, kaip išvengti elgesio problemų, kurias tenka po to spręsti. Čia vėlgi su to pedagogų rengimu taip pat galėtų būti susiję dalykai. Ir kiti du, tarkim, tokie momentai, kurie mūsų manymų yra svarbus, tai yra kaip profesinis ir profesinis rengimas. Tai tikrai yra labai kritinė tokia vieta ir mūsų manymų čia reikėtų taip pat didelio dėmesio. Čia, manau, ne tik tai kalbant apie negalią turinčius vaikus ar specialių poreikių, čia apskritai tas informavimas profesinis, iki profesinis planavimas karjerai pagalba pasirengiant tam, mūsų mokyklose nėra pakankamai išplėtota ir reikėtų tam daugiau dėmesio skirti. O kalbant apie neįgalius vaikus, tai yra itin svarbu. Ir manau, sumažėtų tada tokių visokių nepasitenkinimo, kada vaikai besimokantys pagal adaptuotas programas, sako, renkasi gimnazijas ar ne. Tai čia labai svarbi jiems pagalba, visiems profesijai, kur jie galėtų realizuoti savo tas idėjas. Tai gal tiek aš jau norėjau ką pasakyti, tai būtinai ir pasakiau.